Pasaulio pasakos. Aladinas. Labai seniai, nuostabiame Arabijos mieste buvo toks berniukas, vardu Aladinas. Jis gyveno su motina, siuvėja, kuri dirbo šviesios dienos nematydama, kad šiaip taip sumegztų galą su galu. Vieną dieną, grįžęs namo, Aladinas išvydo lauke prie durų lūkuriuojant nepažįstamą žmogų. Vyriškis vilkėjo ilgą apsiaustą, o jam ant galvos pupsojo prašmatnus turbanas. Sakyk, berniuk, ar tavo tėvas siuvėjas vardu Mustafa? Taip, ponė, bet jis jau seniai miręs. Garbė aukščiausia jam, sušuko vyras, aš esu tavo dėdė, o tavo tėvas buvo mano mylimiausias brolis. Kai jis mirė, skendėjau ašarose. Nepažįstamasis Aladinui apie tėvą papasakojo tiek įvairiausių dalykų, jog berniukas galų gale juo patikėjo. Suvokęs, kad Aladinas juo pasitikė, dėdė tarė: eime su manimi į kalnus, aš tau atskleisiu didelę paslaptį. Aladinas buvo smalsus berniukas, todėl nusekė paskui nepažįstamąjį. Jo tariamas dėdė iš tikrųjų buvo piktas Afrikos burtininkas. Kalno papėdėje jis sukūrė laužą, įmetė į ugnį stebuklingų smilkalų ir ištarė burtažodį. Staiga užtemo saulė, o žemė sudrebėjo ir atsivėrė, siaubingai dundėdama. Aladinas dirstelėjo į plyšį ir pamatė didžiulę akmeninę plokštę su geležiniu žiedu. Matydamas, jog berniukui iš baimės dreba kinkos, burtininkas tarė: nebijok, sūnėne, po šiuo akmeniu paslėptas lobis, dabar esi turtingiausias žmogus pasaulyje, truktelk žiedą. Aladinas truktelėjo, plokštė pakilo ir berniukas pamatė laiptus į tamsų požemį. Leiski žemyn, paliepė burtininkas, priėjęs nuostabų sodą, pamatysi kitus laiptus, lipk jais, kol nišoje pamatysi lempą, paimsi ją ir atneši man. Berniukas vis dar buvo išsigandęs ir nesiryžo lysti nežinia kur. Tuomet burtininkas padavė jam žiedą ir pasakė: paimk šį žiedą, jis saugos tave nuo pikto. Aladinas užsimovė žiedą ant piršto ir ėmė atsargiai leistis į požemį. Paaklinėjęs jis įžengė neapsakomo grožio sodą. Čia medžių šakos buvo apkibusios rubinais, opalais, maragdais ir deimantais. Paskui Aladinas priėjo kitus laiptus, o jų viršuje rado nišą su lempa. Berniukas ją paėmė, įsikišo į užantį ir tuo pačiu keliu patraukė atgal. Prie urvo angos Aladino laukė burtininkas. Aladinas pakėlė rankas ir sušuko: prašom padėti man išlipti. Pirma duok lempą, šiurkščiai paliepė burtininkas. Ne, pirma iškelk mane. Jei netiduosi lempos, liksi požemėje amžinai, sušvokštė burtininkas. Aladinas nenusileido ir iš pykčio paraudęs burtininkas ištarė burtažodį. Sunki akmens plokštė užsitrenkė ir berniukas liko urve. 3 dienas nei valgęs, nei gėręs Aladinas tūnojo tamsybėse. Galop raudodamas ir grąžydamas rankas, jis ėmė maldauti Dievo pagalbos ir netyčia patrynė žiedą, kurį jam buvo davęs burtininkas. Nespėjo vaikis suvokti, kas atsitiko, kai pasirodė milžiniškas džinas, žėrinčiomis akimis. Jis nusilenkė Aladinui ir sugriaudėjo drebindamas požemį. Esu tavo nuolankus tarnas, šeimininkė, sakyk, ko nori, aš viską padarysiu. Ištrauk mane iš šito urvo, verkšleno Aladinas. Ir iš karto atsidūrė lauke, kalno papėdėje. Laimingas berniūkštis parbėgo namo ir pamatė, kad motina plūsta ašaromis.
Kuo tave pamaitinti, sūneli, nebeturime pinigų, net žiupsnelių miltų nusipirkti, dejavo ji. Tada Aladinas prisiminė, kad turi paslėpęs užantyje burtininko lempą. Nesirūpink, mama, ramino jis, rytoj nueisiu į turgų ir parduosiu šitą lempą. Gerai ją nušveisiu ir gausiu gražaus pinigo. Kai berniukas patrynė lempą, iš jos ėmė virsti dūmai. Staiga pasirodė milžiniškas džinas, dar šiurpesnis už pirmąjį. Raudonos jo akys žaižaravo tarsi žarijos, o barzda buvo juoda kaip anglis. Aladinas sukaupė visą drąsą ir ryžtingai jam paliepė: mes išalkome, atnešk ko nors pavalgyti. Džinas padavė jam sidabrinį padėklą, nukrautą gardžiais valgiais, ir akimirksniu išnyko tarp dūmų kamuolių. Atsisėdusi valgyti, Aladino motina baikščiai dirsčiojo į lempą, tačiau greitai su ja apsiprato, nes nuo tos dienos nebereikėjo kęsti alkio. Vieną gražią dieną sultono dukra iš rūmų keliavo į maudyklę kitame miesto gale. Mergelė buvo tokia graži, jog sultonas įsakė valdiniams tą dieną sėdėti namuose, užsidarius langines, kad šiukštu niekas nepamatytų jo dukters. Tačiau išdaigininkas Aladinas manė kitaip. Jis vogčiomis nutaknojo į maudyklę ir pasislėpė už kolonos. Atvykusi karalaitė įžengė į paviljoną ir nusimetė šydą. Aladiną apakino merginos grožis. Jos akys buvo didelės ir švelnios, o dailų veidelį supo juodi banguoti plaukai. Spangindamasi gražuolę, Aladinas iki ausų įsimylėjo ir pasišovė kitą dieną pirštis karalieniai. Rytą, kai tik patekėjo saulė, Aladinas nudrožė į rūmus ir paprašė sultono jį priimti. Įžengęs į sosto menę, jis pagarbiai nusilenkė valdovui. Jūsų didenybė, ar galėčiau tikėtis jūsų dukros rankos? Sultonas pratrūko kvatoti. Kaip dristi paikšė ateiti pas mane tuščiomis rankomis ir prašyti tokio dalyko? Jeigu taip užsigeidė imti mano dukrą į žmonas, pelnyk šią garbę, atsiųsdamas kariuomenę mano karalystiai saugoti. Ir nevykėlis jaunikis buvo išmestas iš rūmų. Grįžęs namo, Aladinas prisiminė nuostabiąją lempą, patrynė ją, išsikvietė džiną ir tarė: man reikia 80 raitų karių ir 80 vergų, nešinų maišais su sidabru ir auksu. Džinas akimirksniu įvykdė užduotį. Sekite paskui mane į sultono rūmus, paliepė Aladinas kariams ir vergams su aukso maišais. Į rūmų aikštę atkeliavusi karavaną džiaugsmingai sutiko miestiečiai. Vergai sėmė iš maišų ir saujomis žarstė susirinkusiems žmonėms sidabro ir aukso monetas, o tie garsiai šlovino Aladiną. Aikštėje kilęs triukšmas pasiekė sultono ausis. Jis išėjo ant rūmų laiptų ir išsprogino akis. Toks dosnumas ir tokie turtai padarė sultonui įspūdį ir jis iškart sutiko ištekinti dukrą už Aladino. Kitą dieną Aladinas vedė karalaitę, o sultonas iškėlė tokią prašmatnią puotą, kokios šioje karalystėje niekas nematė. Nuotaka ir jaunikis įsikūrė ištaigingose balto marmuro rūmuose, pastatytose lempos džino, Aladinui paliepus, ir praleido juose kelerius laimingus metus. Afrikos burtininkas irgi nesėdėjo rankų sudėjęs. Jis sušniukštinėjo, jog Aladinas su gražuolė žmona laimingai gyvena nuostabiuose rūmuose. Burtininkas ryžosi žūtbūt atgauti stebuklingąją lempą ir vėl atkeliavo į Arabiją. Nutaikęs progą, kai Aladinų nebuvo namie, burtininkas, nešinas pintine, prikrauta naujų žvilgančių varinių lempų, ėmė sukiotis po rūmų langais ir šaukti: keičiu senas lempas į naujas, geri mainai. Išgirdusi burtininko žodžius, karalaitė čiupo senąją Aladino lempą ir nubėgo prie rūmų vartų.
Atpažinęs lempą, burtininkas griebė ją ir ėmė nirtingai trinti. Kaip mat pasirodė milžiniškas džinas ir žemai nusilenkė, laukdamas šeimininko įsakymų. Nešk mane iš čia kuo toliau kartu su karalaite ir rūmais, sušuko burtininkas. Marmuro rūmai, karalaitė ir burtininkas pakilo į orą. Džinas nuskraidino juos iš Arabijos į Afrikos gilumą. Rytą pabudęs sultonas pasiuntė tarnus dukros ir sužinojo, kad ji dingusi. Įsiutęs valdovas pašaukė Aladiną ir pradėjo rėkti. Prisipažink, ką padarei mano dukrai, prakeiktas niekše. Bergždžiai Aladinas aiškino, kad apie karalaitės pagrobimą nieko nežino. Susisieloja sultonas jo nesiklausė. Tučtuojau sugrąžink namo dukrą arba palydėsi galvą. Jūsų didenybė, duokite man 40 dienų ir aš ją sugrąžinsiu gyvą ir sveiką, meldė Aladinas. Gerai, sutiko sultonas, bet jei netesėsi pažado ir po 40 dienų nepamatysiu dukros, mirsi siaubinga mirtimi. Aladinas išslinko iš rūmų, apimtas baisios nevilties. Kur ieškoti mylimos žmonos? Staiga Aladinas kaip per miglą prisiminė, kad kažkada burtininkas jam davė žiedą, saugantį nuo negandų. Laimė, vaikinukas tą žiedą tebemuvėjo, patrynė jį ir akimirksniu atsirado džinas, kadaise išlaisvinęs Aladiną iš požemio. Esu tavo nuolankus tarnas, šeimininkė, sakyk, ko nori, aš viską padarysiu. Padėk man dar kartą, gerasis tarne, nunešk pas pražuvėlę žmoną. Džinas čiupo Aladiną, pakilo ir nuskrido. Netrukus Aladinas jau buvo Afrikoje ir pačiame Sacharos dykumos viduryje pamatė stovint savo puikiuosius rūmus. Džinas paleido Aladiną prie karalaitės kambario durų ir padavė jam buteliuką. Vėl išvydusi vyrą, karalaitė puolė jam ant kaklo. Atleisk, mielasis, aš dėl visko kalta, pakeičiau tavo seną lempą į naują. Karalaitė pravirko ir Aladinas ėmė ją guosti. Nesikrimsk, miela žmona, mes atgausime stebuklingąją lempą ir laimingai grįšime namo. Tačiau visų pirma, padaryk štai ką. Apsivilk pačius gražiausius drabužius, pasipuošk nuostabiausiais brangakmeniais ir pataisyk burtininkui vakarienę. Patiek patį geriausią vyną. Paskui nepastebimai supilk jo taurę tai, kas yra šiame buteliuke. Tai bus paskutinė jo išgerta vyno taurė. Karalaitė padarė taip, kaip liepė Aladinas. Pasiūlė burtininkui drauge pavakarieniauti. Sujaudintas netikėto kvietimo ir karalaitės žavesio, burtininkas kimšo per abu žandus ir vienu mauku išgėrė vyno taurę. Po valandėlės jis krito į miegą ir nebepabudo. Aladinas išlindo iš už širmos, kurį buvo paslėpusi žmona, ir pasiėmė stebuklingąją lempą. Patrynė ją ir pasirodė džinas. Pargabenk mus namo, į sultono šalį ir kuo greičiau, paliepė Aladinas. Marmuro rūmai pakilo nuo žemės ir nuskrido į Arabijos pusę. Aladinas ir karalaitė stebėdamėsi žvelgė žemyn į lygumas, kalnus ir jūras. Džinas padėjo rūmus į tą pačią vietą, kurioje jie stovėjo anksčiau. Išvydęs dukrą, sultonas visas nušvito ir čiupo ją į glėbį, paskui atsiprašė Aladino ir jaunosios poros sugrįžimo proga visiems šalies gyventojams įsakė 30 dienų ir naktų linksmintis. Aladinas ir karalaitė laimingai gyveno savo rūmuose ir susilaukė pulko gražių vaikučių. Stebuklingąją lempą ir žiedą Aladinas saugojo kaip savo akį. Kad džinams nebūtų nuobodu, jis kartas nuo karto juos išsikviesdavo, paplepėti, tačiau ko nors prašydavo labai retai, nes gyveno vargo nematydamas ir visko jam užteko. Pabaiga.